Kaip ją įvertintumai visą patirtį? Gan neblogai, vis tiek patirtis yra didelė, tiek žaisti prieš treniruotę, žaisti prieš aukšto lygio žaidėjus. Tikrai man į naudą, aš tikiuosi, padėjau Lietuvą kiek galėjau, kaip išėjo, taip išėjo, bet absoliučiai viską gerai vertinu. Jūs beveik negavai progų pasireikšti ar dėl to apmaudu pačiam? Ne, nėra apmaudu. Vis tiek treneris bando derinti savo žaidimą, kurį jis mato, kur žais tiek Venesuela, tiek olimpinėse varžybose. Ir jeigu manęs nebuvo jo planuose, tai čia yra, čia nėra nieko piktis, čia yra Lietuvai geriau taip yra, sakykime, jeigu manęs aikštelė nebuvo. Dirbsime per sezoną, kitais metais žiūrėsim gal. Kitais metais, kas geriau šiais. Tikėsi sugrįžti? Taip, žinoma. Vis tiek tai yra svajonė žaisti už Lietuvos krepšinį rinktinę. Tai yra elitas, galima sakyti. Taip, tikrai dirbsiu daug, stengsiu gerėti tiek gynyboje, tiek puolime ir bandysime pasimušti. O pats ar dėjai, ar žinojai, sakykim, kad nesi planuose treneriu? Ne, aš to tikrai nežinau. Per treniruotės visi dirbom, visi gavom, per treniruotę žaisti ir viskas normaliai ir kompetitingos treniruotės buvo, viskas buvo. Bet taip išėjo, kaip išėjo. Vis tiek Jonas, tiek Robis, tiek Songaila, jie tikrai labai geri žaidėjai ir yra su daug patirtim abudu, sakykime, Jonas vis tiek, nors ir jisai jaunas, bet tikrai daug dvasios turi ir jam tikrai daug reikia žaisti. Taip kad žiūrėsim, Jie dabar čia valstijose? Ja, aš turbūt rytoj išvažiuosim 4 valandas iki Dalaso ir ten pasiliekam vasarą. Kaip pats manai, ko tau trūksta, kad pasiektų rungtynėse? Aš nežinau. Tikrai nežinau. Tai tiesiog reikia tobulėti visose srityse, reikia metimą lavinti, stiprinti kojas reikia, ta prasme, kad treneris, kiek šnekėjom, buvo viskas patenkinti tiek darbo, tiek visko. Ne visi gal tą metimą ir konkurentai, sakykim, dėl vietos komandoje demonstravo, ne? Ne, gal, pavyzdžiui, žaidėjai labai mažai. Ne, kai buvo, tai buvo. Vis tiek per treniruotės metai. Ir per treniruotės viskas daugmaž sprendėsi. Rungtynės, tai čia yra tiesiog tas derinimas visko, o per treniruotės pas tas darbas vyksta. Metimas yra. Ta prasme, nėra jis blogas. Aš 30 nemetu, bet vidutinis nėra blogas. Po krepšių irgi neblogai, bet ką padarysi? Ką susitikęs su draugais, ką jums papasakos apie šitą mėnesį? Buvo įdomu, malonu, tiek su visais susipažinti, tikrai netikėjau, kad visi tokie draugiški, kad visi tokie, taip sakant, nusileidę ant žemės, niekas nėra skraidantis iš debesų, visi su visais bendrauja, visi juokaujam ir tikrai čia atvažiuoti vasarą praleistas yra malonu. Kuo geriausius santykius, sakykim, išsivešim? Žinai, su visais labai gerai sutariu, kaip ten bebūtų, bet daugiausiai, sakykime, ar ten iš Druskininkų į Palangą važiavom, ar ten iš Klaipėdos į Kauną važiavom, tai aš važiavau su Deividu Dulkiu, žinai, ir jam linkiu kuo daugiau sėkmės. Bet su juo gerai sutarėm, kadangi mes vienodoj situacijoj buvom, būtų nebuvom daug žinomi, jisai baigęs čia universitetą, aš baigęs čia universitetą, tai maždaug mes esam vienodai, maždaug tokiam stovui. Galima sakyti dabar žiūrėdamas per televizorių labiausiai už Deividą sirgsi? Ne, negalima, nes aš sirgsiu už Lietuvą. Žinai, nes vis tiek Lietuvą reikia laimėti ir pradėti laiminėti greitai, kad nebūtų per vėlu, kad tų atostogų anksčiau neteitų. Sirgsiu aš už visą Lietuvą, už visus sirgsiu, kad visi gerai žaistų, nes Lietuvai visų reikia 12. Kas neišėtų į aikštelę, visų reikia 12. TonyBet – lietuviška lažybų bendrovė.